Tai sveiki atvykę į praktinį eksperimentą, kur mes su Justina darysime betlą tarp vyrų investuotojų, moterų investuotojų ir galit jau pradėti lažintis, kam seksis geriau šitoje vietoje, nes statistiškai moterys investuoja geriau. Tu darėjai apie tai video. Taip. Tai pasižiūrėsim, ar veikia iš tikrųjų ar ne. Ir kodėl moterys investuoja geriau? Moterys investuoja geriau dėl labai paprastų priežasčių. Tai dėl to, kad jos pasirenka vieną strategiją ir jie seka nesiblaškydamos, nekeisdamos pozicijų ir tiesiog normaliai ir netaupydamos laiką ir išlaukdamos. Tai kitaip tariant, nedarys to, ką darysiu aš. Tikriausiai, o ką tu darysi, Aleksandras? O vat tie, kas nori dabar pasižiūrėti ir prenumeruoti visą šitą reikalą, tai užeikit, nuoroda aprašyme bus į Justinos portfelį, kurį jinai pradeda nuo nulio, tai bus akumuliuojantis portfelis tiek pas ją, tiek pas mane. Ir mano portfelio nuoroda irgi bus. Tai galite sekti abudu mus šitoje vietoje ir merginos, moterys, o gal ir vyrukai seks Justiną galbūt, o gal kažkas paseks ir mane. Darysime, aš taip įsivaizduoju, 3 metam šitą eksperimentą, tai 36 mėnesius kaip minimum ir matuosim tarpinius rezultatus, tai vėlgi prenumeruokit šitą kanalą, nes kartą per mėnesį darysim trumpą apžvalgą, kaip sekasi, kaip nesekasi ir taip toliau. Na ir ką? Daugeliui kyla klausimų, nuo ko pradėti investuoti, tai va šiandien ir parodysim visą procesą iš principo, nuo ko galima tą pradėti daryti, suinvestuosim iki 100 eurų. Ir mūsų sąlygos yra, kad investuosim tik iki 100 eurų per mėnesį, tam, kad kiekvienas žmogus, kuris prenumeruoja kanalą, galėtų sau leisti tą padaryti. Ir matuosim rezultatus, tiesa? Taip. Ir ką, dabar tikslas tikriausiai yra po 100 eurų per mėnesį, tai mes sustartuojam su 1000, ar ne? Taip. Ir iki metų galo pažiūrėsim, kas bus. Jo, tai skiriam 1000, nes dabar iki metų galo liko, kaip tik 10 užpirkimų, tai kaip tik gausis 1000 per šiuos metus suinvestuoti iki metų galo. Ir go. Tai dabar ką reikia tam padaryti, tai aš parodysiu, kaip atidaroma papildoma sąskaita, nes tai bus per papildomą sąskaitą, tiek pas tave per papildomą, tiek pas mane. Tai tiesiog ateinam į Freedom 24, toliau ateinam į naudotojo sritį ir šitoje vietoje susirandam apačioje papildomą sąskaitą. Tai tada, tai yra įprasta papildoma sąskaita, nes galima dar ir ten D visokias prisijungti ir panašiai. Tai tada pasirenku Smart in Eur, reiškia tarifo planą ir spaudžiu patvirtinti. Siunčiu užklausą ir viskas. Tai yra antiek paprasta, nekainuoja nieko šitas dalykas, tai kitaip tariant viskas yra nemokama ir parodysiu dabar, kaip persimesti pinigus tarp šitų sąskaitų. Taip, apdorojama. Gerai, tai aš turiu papildomą sąskaitą, šitoje vietoje matom įvykdytą jau ir tada ką darom, tai man reikia persivesti iš savo prekybos sąskaitos dabartinės 100 pinigų į naujai atidarytą sąskaitą. Tai aš ateinu į vėlgi lėšų pervedimas tarp sąskaitų ir tarp savo prekybos sąskaitų valiutą vedu eurus, nes mes susitarė 100 eurų investuoti. Tai suma 100 eurų ir pasirenku savo sąskaitą, štai šitą, kuri yra papildoma atidaryta, spaudžiu patvirtinti. Pervedimas, kaip matot, nieko visiškai nekainuoja, siunčiu užklausą ir valio. Kol apdorojama, tai aš manau, Justina gali pasidalinti savo strategiją, tai į kągi tu investuosi, kaip tu žadi tai daryti, kaip tu žadi mane aplenkti. Ok, tai aplenkti žadu visiškai standartinę, paprastą ir nuobodžią strategiją. Nors spėt? Nors tu žinai, aš jau paminėjau. Bet, jo, tai bus arba Nasdaq'as, arba S&P 500. Tai taip. Ir pasižiūrėsim. Nes mano tikslas iš tikrųjų yra ne vien aplenkti tave, bet ir praleisti mažiau laiko skiriant, ar ne, šitam eksperimentui, kad ir kaip keistai skambėtų, bet čia irgi yra vienas iš taupimo būdų. Tai praleisiu mažai laiko, pasidarysiu automatinius mokėjimus kiekvieną mėnesį po 100 ir aš pirksiu VUA.
Boring. Nu, bet gerai. Žiūrėsim, jo. Bet tu ėmė grinai Warreno Buffett'o strategiją. Ta prasme, and chill, iš principo, jo, S&P 500 and chill. Aš kitą kartą ateisiu su maikute. Pažiūrėsim, su kuo tu ateisi. Jo, be maikutės, nes bus jau liūdna. Gerai, tai dabar parodyk, kaip tu darysi savo pirkimus. Tu jau turi savo 100 eurų sąskaitoje, kaip matau. Taip, turiu 100 eurų iš toj sąskaitoje ir ką aš pirmiausia turiu padaryti, tai dabar kainuoja mano pozicija, va čia tikriausiai, kur aš susiduriu su rizika, apie kurią pagalvojau tik dabar, nes dabar kainuoja vienas vienetas 96 pinigus. Tai... Nu gerai, čia pagalvosim, kaip perkops per 100, bet ką man reikia padaryti, pirmiausia, kad aš galėčiau nusipirkti, tai pasikeisti iš eurų į dolerius. Tai mes dabar tą ir padarysim. Tai ką darai, pakomentuok ant ekrano. Matysis. Supratau. Nukeliauju žemyn, ar ne? Ir mes turim, taip, palauk, kad čia gautųsi vientisai. Keliaujam žemyn ir einam, kur galim matyti valiutos keityklą. Ir čia bus, aš turėjau 100 eurų ir keičiu iš eurų į dolerius. Spaudžiam mainai ir aš paspaudžiau max, nes pas mane buvo 100. Tai visus to 100 ir taip išsikeičiau. Good. Tik turėk minti, kad pas tave dar liko 4, kaip matau, pinigai sąskaitai eurais, tai Freedomas, kadangi pakankamai protingas pats aparatas, žino, kad reikės sumokėti mokestį, jo, pirkimo ir pardavimo. Tai ką jisai padaro, jisai palieka tuos 4 eurus ant pirkimo ir pardavimo, kadangi pas tave smartinė eurų, tai vėlgi neišsigaskit, kad jums neiškeičia visos valiutos. Nu ir dabar ką? Super. Pirksi? Pirksiu, tu nori pakomentuoti, ką darysi tu? Aš pakomentuosiu, taip, tai parodyk žmonėms. Kiek užtruksim 20 minučių gal? Ja. Gerai, tai mano labai paprastai, kaip ir sakau, aš kiekvieną mėnesį planuoju skirti VUAA. Ką mes darom? Keliaujam, šičia matysit pirkti. Tai rinkos vertė. Jo, kadangi birža dar nedirba. Good. Jep, pateikti pirkimą užsakymą. Patvirtinti pirkimą. Let's go. Nu tai ką, tu savo dalį padarei. Tai tavo dalis, vat kaip matėt, Justinos dalis yra realiai kiek čia, kelios sekundės. Simple as that. Jo, dabar pas mane bus šiek tiek komplikuočiau, nes nebūtų vyras investuotojas. Jo, norisi pelno čia ir dabar, šiaip reikėjo vakar šitos dalies, tai dabar pažiūrim, ateinam į mano antrą sąskaitą ir pasižiūrim, ar persivedė pinigai. Tai pinigai jau yra įkritę, kaip matot, įkrito lygiai 100 eurų. Tai tada, ką mes padarom, ateinam į priekybą ir šitoje vietoje aš išsirinkau kiek įdomesnę strategiją. Tai vėlgi išsikeisiu į dolerius, bet tik po to, kai nusipirksiu dalį eurais. Tai mano dalis pinigų bus eurais, dalis pinigų bus doleriais, tai bus ir keitimai, ir jo. Tai va čia šita vieta iš tikrųjų pertraukų, bet kur vyrai ilgoj perspektyvai per ilgą laikotarpį ir pakankamai pralošia daug pinigų. Susimauna ant operacijų mokesčių, jo. Tai dalis mano pinigų keliaus į Nasdaq'o 100 ETF-ą, tai akcijų ETF-as, kuris pagrindai investuoja į technologijas. Tai šitoje vietoje tiesiog nesiparinant, aš išsistatysiu rinkos verte šitą daiktą, tai 14,28. Nupirksim 2 vienetus, kad būtų už 30 grubiai eurų šitoje vietoje. Ir ką spaudžiu, tai susiradę šitą ETF-ą, pateikiu pirkimo užsakymą ir patvirtinu pirkimą. Taip. Pirmoji dalis paprasta, low cost indeksinis ETF-as, valio. Kita dalis bus kiek įdomesnė, tai man norisi prisidėti ir kripto dalies į krepšelį, bet kaip tą padaryti per vertybinių popierių sąskaitą. Realiai ETF-as BlackRock'o šiai dienai, tai bus IBIT, jisai jau bus dolerinis ir tam, kad aš tą padaryčiau, kad jį nusipirkčiau, aš turiu ateiti ir išsikeisti savo likusius 71, šiam 9 jau, pinigus į mainus. Tai spaudžiam max, išsikeičiam šitoje vietoje į $71, dar liko 3 eurai ant užpirkimų.
pašalinam štai šituos dalykus, kad jie netrukdytų, priimam, žinoma, sutinkam su investavimo sąlygomis ir vieną ETF-ą IBITO aš irgi prisidėsiu į krepšelį ir patvirtinu pirkimą. Rinkos vertė už $37. Tai užsakymas pateiktas, kaip matot, dar aš neturiu galimybės jo nusipirkti, nes birža nedirba Amerikos, bet šitoje vietoje už valandos tik tai jinai atsidarys. Tai ir dar vienas toks įdomesnis variantas, tiesiog noriu turėti pas save krepšelėje, tai bus CleanSparkas, vėlgi susijęs su kripto kasimu, nes noriu turėti bent jau 36 mėnesiam ir bullrunui pas save vienos akcijos, tai pinigų pas mane liko nei daug, nei mažai. Apsideitinti reikia tik tai, nes čia užsakymas, tai užsakymas bus 37, aš turiu čia 71, tai tai 2 CleanSparko vienetus irgi pasiimsiu ir rinkos vertė išsistatysiu pirkimo užsakymą. Tai šitoje vietoje aš būsiu brangininkas ir ant pradžios tikrai, taip sakant, išleisiu 3 daugiau ant komisinių negu tu. Laiko į researcho šitom kompanijom ir ETF-am aš skyriau irgi gerokai daugiau negu tu prieš tai, nes teko daryti atskirus video net apie CleanSparką, apie ten domėtis. Tai pažiūrėsim, kur tai nuves ir Jo, okei, taip, žinai, gerai, kad paminėjai, kiek dabar išleidai ant užpirkimo. 3 daugiau. Pas mane 2%, pas tave beveik 6%? Taip, pas mane beveik 6% suėjo ant operacijų. Ir jeigu aš norėsiu keisti krepšelį, aš dar 6%. O ar keisi? Tai prenumeruokit ir pamatysim, ar aš keisiu. Aš turiu planą keisti, iš tikrųjų turiu planą pasikelti tam tikrą dalį pinigų per vieną aktyvą, tada vėlgi perskirstyti į kitą, kuriuo tikiu, bet man šiai dienai neužtenka pinigų jam. Žodžiu, pamatysit. Tai prenumeruokit. Justinos yra pakankamai paprastas variantas. Labai paprastas. Čia nuo nulio gali daryti. Tai nuoroda į jos portfelį paliekama apačioje, nuoroda į mano portfelį paliekama apačioje. Jūs visi gausit notificationus, kai mes apsipirkinėsim, ir aš ir Justina. Ir žinoma, 36 mėnesiai važiuoja. Tai svarbiausia dar, disclaimeris, ar ne? Tai nėra investavimo rekomendacija. Ypatingai, ką daro šitas žmogus, tai čia nerekomendacija. Iš mano pusės irgi nerekomendacija, bet žiūrėkit, kas laimės. Aš jau šaunu. Super. Gerai. Tai kol kas tiek. Prenumeruokit, pakomentuokit, kaip jums atrodo visos šitos strategijos ir pakomentuokit, kaip manot, kas laimės. Nes man baisoka, tiesą sakant, su savo čia tais investiciniais fetišiukais, bet matysim. Tai ir ką. Galit lažintis irgi. Tai iki kitų kartų. Viso.